Sveiki, mano vardas yra Kevin. Tai atsitiko 2018 metais, kai aš labai sirgau. Mane kamavo sepsis. Infekcija prasidėjo nuo mano dešinės pėdos. Mane reikėjo operuoti ir gydytojai amputavo dešinę pėdą. Po operacijos visgi paaiškėjo, kad užkrėtimas sklinda toliau ir medikai pasakė, kad reikėtų amputuoti dešinę koją. Man pranešė, kad operuos kitą dieną, nes negalima laukti. Taigi man atliko įvairius tyrimus ir medicinos seselė mane paliko palatoje vieną. Ta rytą buvo labai ramu, bet man krūtinėje atsirado skausmas. Tuo metu dėl sepsio aš vartojau daug skirtingų antibiotikų ir tai labai stipriai paveikė mano širdį. Man prasidėjo širdies skausmai ir aš paspaudžiau mygtuką, kad iškviesčiau medicinos seselę ir kitą ką atsimenu, kad viskas tiesiog išsijungė ir aplinkui pasidarė tamsu. Staiga aš atsidūriau tunelyje, judėdamas didžiuliu greičiu. Tunelis buvo tamsus, o jo gale mačiau ryškią stiprią šviesą. Ir tada aš pagalvojau, oho, kaip gerai, bet čia kažkaip neįprasta. Ir kai praskridau pro tunelį, aš atsidūriau labai gražioje baltoje erdvėje. Tai buvo balčiau negu mums žinoma balta spalva. Toji balta spalva buvo spindinti, švytinti, žėrinti, blizganti ir atrodė, jog toji šviesa buvo gyva. Ir tada pagalvojau, kad nelabai suprantu, kas čia dabar darosi. Ir staiga priešais save pamačiau didelę žmonių grupę, kurios priekyje buvo mano mama, kuri buvo mirusi prieš 9 metus. Ten buvo ir mano patėvis, miręs prieš 13 metų. Mano mama prieš mirtį buvo fiziškai neįgali, ji negalėjo nei kalbėti, nei judėti. Ji buvo labai sunkioje būklėje ir taip pat pas ją buvo demencija, todėl ji visiškai nesuvokė aplinkos ir nieko negalėjo suprasti. O štai anapus ji tiesiog pribėgo prie manęs tarsi 10-metė mergaitė. Ji atrodė labai jauna, ji buvo nuostabiai graži. Mes pradėjome džiaugsmingai bendrauti ir ji man papasakojo viską apie sielas, apie spalvas, apie gyvūnus, augalus ir medžius, o aš stovėjau ten visiškai pasimetęs ir visiškai negalėjau suprasti, kasgi čia vyksta. Juk visi šie žmonės, kuriuos matau, yra mirę, tad kodėl aš juos matau? Taip juk negali būti, tai juk visiškai nelogiška. Ir kaip tai iš viso galima paaiškinti? Ir tuo pačiu metu supratau, jog mano sąmonė prasiplėtė, mano pažinimas labai pagilėjo ir supratau, jog aš galiu suvokti viską iš karto, kas vyko priešais mane. Taigi, mano mama stovėdama priešais mane bendrauja su manimi ir pasakoja apie pasaulį anapus, sakydama, tu viską pamatysi ir net negalėsi patikėti tuo, kas ten vyksta. Mano mama buvo labai įsijautusi. Ir palaipsniui man atėjo supratimas, kur iš tikrųjų aš esu ir kas su manimi nutiko. Ir tuo pačiu manyje prasidėjo labai sunkus vidinis dialogas. Tai buvo tarsi mano viso gyvenimo apžvalga. Ir priešais save pamačiau labai neryškias baltas duris ir kažkoks balsas man pasakė, kad jeigu praeisiu pro šias duris, tai viskas, aš negalėsiu sugrįžti atgal. Taigi, žvelgiant į tas duris, man buvo vienintelis klausimas, ar aš esu pasirengęs eiti toliau, ar aš viską padariau, ką reikėjo padaryti savo gyvenime. Ir peržvelgęs visą savo žemišką gyvenimą, aš supratau. Pragyvenau santuokoje 35 metus, turėjau šeimą, turėjau gerą darbą, padariau eilę darbų. Taip pat pagalvojau apie savo kūrybiškumą, kuris buvo pas mane ypač ryškus, bet aš niekada nepasitikėjau savimi.
Taigi aš kūriau muziką, rašiau knygas, buvau rašytojas, bet niekada nieko nepublikavau savo vardu, kadangi nuolat galvojau, kasgi skaitys tas knygas, aš juk nesu koks Charles Dickens. Ir taip pat aš parašiau daug muzikos kūrinių, tačiau jų niekada nebuvau paskelbęs. Ir vis galvojau, kasgi klausys tą muziką, aš juk nesu Beethoven. Supratau, kad aš apie save taip destruktyviai galvojau paskutinius 35 metus. Ir žvelgdamas į savo praėjusį gyvenimą, supratau, jog toks mano neigiamas pokalbis manyje tęsėsi visą gyvenimą. Man pasidarė labai graudu, nes supratau, kad mano kūrybiškoji pusė gyvenime buvo didžiulė nesėkmė, nes aš nieko nepasiekiau, ko norėjau pasiekti dėl savo mentaliteto. Tada pagalvojau, jog taip nėra taisyklinga, jog reikėjo gyventi kitaip. Šalia manęs esanti mama suprato, kad aš jos nesiklausau, ir ji pasakė: "Na štai, kaip visada, tu manęs visiškai nesiklausai." Ir pridūrė: "Jeigu manęs nesiklausai, tai jo paklausyk." Iš karto aš negalėjau suprasti, apie ką ji kalba. Ir pro tas neryškias baltas duris priešais mane atėjo kažkoks nuostabiai atrodantis vyras. Aš nesu religingas žmogus, nesu krikščionis ir nepriklausau jokiam tikėjimui. Galėčiau pasakyti, jog jis buvo kažkiek panašus į Jėzų, tačiau jis atrodė europietiškų bruožų. Jis priartėjo prie manęs, pasižiūrėjo ir paklausė: "Kodėl tu esi čia?" Ir aš pagalvojau: nežinau, nes aš tikėjausi, kad jis galėtų pasakyti, kodėl esu čia. Tada jam pasakiau: "Žinai, savo gyvenime aš nieko nepasiekiau, ką turėjau pasiekti, ir dėja aš nieko gero nepadariau savo gyvenime." Jis paklausė manęs: "Kągi tu nori daryti?" Ir aš pagalvojau, jog noriu padaryti tą ir šitą ir kitą ir noriu užbaigti savo projektą. Ir jis tarė: "Štai, matai, daug norų turi, tad man dabar tiksliai pasakyk, ką tu nori daryti." Ir aš pasakiau: Aš noriu kurti." Tas vyras su manimi bendravo telepatiškai, savyje girdėjau jo balsą. Jo balsas buvo labai raminantis, labai gilus ir labai skambus. Ir supratau, kad aš jį pažįstu. Jis buvo mano mokytojas, jis buvo labai išmintinga, kantri ir empatiška būtybė. Taigi, toji būtybė išklausė mane iki galo ir vėl paklausė: "Kevin, tai ką tu nori veikti?" Aš atsakiau, jog aš noriu rašyti, kurti, aš noriu ir tą daryti, ir kitą, ir aną, aš noriu padėti ir kitiems žmonėms. Ir jis pasakė: "Gerai, tai daryk taip." Jis pažvelgė man į akis ir kitą akimirką aš atsidūriau savo kūne ligoninėje. Mano skruostais riedėjo ašaros. Kai grįžau į kūną, aš pastebėjau, jog aplink mano juosmenį buvo kažkoks energijos žiedas. Mane supo ši energija ir aš jaučiausi nuostabiai, ir tai nebuvo šviesa, aš jo nemačiau, tą energijos žiedą aš galėjau tik jausti. Tuo pačiu aš jaučiau neįtikėtiną besąlyginę meilę ir savyje išgirdau balsą, kuris man pasakė: "Tau nereikia bijoti, viskas bus gerai." Sekančias kelias valandas praleidau žiūrėdamas į niekur, viską išgyvendamas iš naujo. Atsisveikinau su savo dešinę koją ir su visais gerais laikais gyvenime, kuriuos patyriau, nes žinojau, kad jau 9 valanda ir tuoj man amputuos koją. Po operacijos ligoninėje dar praleidau visą mėnesį. Pas mane vis dar yra problemos su koja, tačiau aš nemiriau.
Man gydytojai pasakė, kad viskas praėjo sėkmingai ir kad jie net nesupranta, kaip aš galėjau išgyventi, nes situacija buvo iš tikrųjų labai sunki ir ypatingai sudėtinga. Kai po išgyventos priešmirtinės patirties grįžau į gyvenimą, viskas atrodė kitaip negu anksčiau. Viskas atrodė pilna šviesos ir vilties. Po to, ką išgyvenau, aš stengiuosi pakeisti savo mentalitetą bei tapti stipresniu. Dabar mano gyvenimas klostosi gerai, stengiuosi kiek galėdamas padėti žmonėms, pradėjau rašyti bei kurti muziką. Viskas atrodo tvarkoje, tačiau viskas atrodo kitaip. Gyvenimas, į kurį grįžau visiškai pasikeitęs, atrodo daug lengvesnis. Manyje dingo dvejonės ir dabar darau tai, ką aš ir norėjau daryti. Aš supratau, jog galėjau mirti ligoninėje labai lengvai. Tačiau jeigu būčiau miręs, aš nebūčiau pasiekęs savo tikslo, nebūčiau išvystęs savo kūrybiškumo. Tad likusį gyvenimą aš nusiteikęs praleisti užpildydamas visas tas spragas kūrybiškai, siekdamas savo tikslų. Ir galėčiau pragyventi dar 100 metų, tačiau ar tikrai to reikia? Reikia išnaudoti kiekvieną dieną maksimaliai ir kiekvieną dieną reikia palikti vietos savo kūrybiškumui bei padėti žmonėms, nes kiekviena diena yra dovana bei mūsų patirtis.